Už grotų sėdo paskutinis Lietuvos mafijos mohikanas. Šiaulių ir visos Šiaurės Lietuvos autoritetas princų grupuotės vadeiva Vladas Baranauskas. Šiaulių princas kaltinamas organizavęs didelio masto narkotikų gabenimą į Lietuvą. Baraniui gresia 15 metų kalėjimo. Šią progą Kakadu pristato dokumentinę kriminalinę juostą Kartą Šiauliuose. Pirmą kartą Lietuvos žiūrovams pristatomi unikalūs niekada nerodyti kadrai iš Šiaulių princų grupuotės gyvenimo. Matysite nusikalstamos gaujos vadeivų orgijas ir tuo metu neregėtą prabangą. Princų gaujos vadeivų šeimos narius. Samdomas prostitutes ir prievartaujamas merginas. Pamatysite ir kitus garsius žmonės. Šiaulių grupės vairas muzikantus, Gytį Paškevičių ir nenuilstantį princų specialųjį operatorių ir režisierių, Kibir Televibir vaiduoklį Kastytį Stumbrį. Perestroikos laikai, 1987. Šiauliuose veikia siuvimo fabrikas Verpstas, mėsos kombinatas, saldainių fabrikas Rūta, dviračių gamykla Šiaulių vairas, televizorių gamykla Tauras ir mažesnės įmonės. Visi kaip įmanydami kombinuoja, vagia socialistinę nuosavybę, į namus tempia šokolado luitus, dviračio padangas, kiaulės kumpius, televizoriaus kineskopų lempas bei išpūlės siūlų. Pavogtą grobį parduoda arba siuva rūselėje, megztinį, garina džinsus. Klesti pogrindinis verslas. Visi, kas tik gali, tas vagia. O tuo metu Vladas Baranauskas sporto salėje kiloja gelažus ir augina raumenus. Tai ko ne vienintelis būdas jaunam vyrui realizuoti save, įrodant, kad esi gražus, stiprus, gerai atrodai, esi nenugalimas. Kaip Terminatorius, kaip Rembo. Šiauliuose gimęs ir augęs Seimo narys Andrius Šedžius stebėdavo kultūristo Vlado Baranausko pergalės Sovietų Sąjungos varžybose ir pasirodymus Šiaulių kultūros rūmų salėse. Šiauliai yra vienas didelis kaimas, tai vis tiek tenka dalyvauti viešuose renginiuose ir tenka susitikti su kai kuriais iš buvusios princų grupuotės atstovų. Tuo labiau, kad jie sportininkai, dažnuose sporto renginiuose galima pamatyti. Jeigu kalbėti apie Vladą Baranauską, tai jis yra imtynininkas, imtynio veteranas, kažkada garsėjęs tam tikrais pasiekimais. Visi jie sportavo. Kitas dalykas, kad šalia fizinės jėgos tam tikri ir protiniai, psichologiniai sugebėjimai. Psichologija pasireikšdavo gebėjimu valdyti aplinką, gebėjimu pajungti kitus aplinkinius savo tikslų siekimų. 1988-aisiais Lietuvos kultūrizmo vicečempionu tampa Vladas Stanaitis Stalonė. Vladas Baranauskas skina pergalę Sovietų Sąjungos kultūrizmo bei imtynių varžybose. Vladas Baranauskas tapo veteranų imtynių pasaulio čempionu, tačiau anuomet Šiaulių vyrai savo jėgą panaudojo kitiems tikslams. Sportininkai susibūrė į gaują, pradėjo regzti pirmuosius planus. Buvo kuriamasi vaikystės draugų, gatvinių principų, tai yra vieni kitus pažinodavo iš vaikystės, atsirasdavo kažkokie bendri reikalai, pradžioj bendri žaidimai, nekalti žaidimai, po to tai peraugdavo į nusikalstamų veikų darymą. Vladas Baranauskas, Baranis, Vidmantas Kavaliukas, Amerikonas ir Vladislavas Šiaulys, Žemaitukas ir Stanaitis Stalonė. Jie telkia pajėgas, gauja būrėsi šeimininiu pagrindu, renkasi į puotas, kuriuose dalyvauja tėvai, pusbroliai ir kiti giminaičiai. Susibūrimų metu šlovinami gaujos vadai. Visą laiką nuo pat vaikystės stebėdamas jo gyvenimą, jo elgesį, visada aš galvojau ir tikėjau, kad iš to žmogaus išaugs žmogus, dedantis visas viltis, visą savo energiją, visą savo išmonę, kad
po kiek tai metų tas žmogumi, kurį mylėtų, įgerbtų, į kad didžiuotus ir mamytę, į kad gyventų pasiturintieji. Kalbose atsiskleidė pagrindinės gaujos vertybės, siekiai ir tikslai. Žmonės liepkim, neslėpkim, mūsų gyvenimo tikslas tai, kas ten bebūtų ir sielos grožybė, viskas, bet vis tik tai mes norim pinigų, manė. Keliasdešimties narių gauja pradeda aktyvią veiklą. Apsiginklavę šaunamaisiais ginklais į Rusiją lydi nelegalius megztinių, garintų džinsų, suknelių ir kitus krovinius. Padeda šiauliečiams išsipirkti pavogtus automobilius. Iš verslininkų už stogą reikalauja pinigų. Kiek teko susidurti, sakykime, realiame gyvenime ir aišku, ir kalbėti su verslininkais, tai aišku, verslininkai stengiasi vengti temų apie šiuos asmenis ir buvo laikas, kai visi Šiaulių miesto verslininkai ir netgi policijos pareigūnai buvo tiek įbauginti, kad bijodavo net vien tik tai jų pasirodymo. Stalonės ir Baranio suburtai gaujai pažyra neregėti turtai. Jie samdo Kibir, Televib ir Vaiduoklį Stumbrį filmuoti gaujos vadų jubiliejų. Litpolė Inter televizijos laidų vedėjas Kastytis Stumbrys filmuoja ištaigingą puotą. Sukuria net 4 valandų meniškai apipavidalintą filmą intriguojančiu pavadinimu Gimtadienis. Labai svarbią filmo dalį užima gerybėmis nukrautų stalų eksponavimas. Net 20 minučių juostos skirta keptų paršelių, bankuchenų, specialių šokoladinių gulbių, bananų, ananasų, arbūzų, vynogių ir kitų egzotinių vaisių demonstravimui. 1993 metais tokie stalai buvo neregėtos prabangos požymis. Jubiliatui daugiausiai buvo dovanojamos klombos rožių ir šokoladiniai tortai. Pinigų vokeliuose nesimatė. Baranis jų turėjo kaip šieno. Brangūs svečiai, šiandieną mano Vlado Baranausko ir Vlado Kanaičio gimimo diena mūsų. Norėčiau savo draugui palinkėti, kas yra nepasiekto, nors iki šio jubiliejaus buvo daug praeita, daug vargų, daug darbų nuveikta, bet patys darbai yra priekyje. Vladai, aš šią taurelę geriu už tave, už tavo gimtadienį. Prašom visi. Pasakę tostus, vyrai eidavo pašokti, išgerti ir padainuoti su garsiausiomis to meto Lietuvos ir Šiaulių estrados žvaigždėmis. Netrukus Vladai, Baranauskas ir Stalonė sumanė prakontroliuoti kur kas pelningesnį verslą nei siūlai, spiritas ar vadinamosios varionkės. Per Šiaulių miestą eina gelžkelis, o gelžkeliu rieda cisterna su nafta. Ant šių cisternų Baranis ir uždėjo savo leteną. Tuo metu Mažeikiuose gaminama nafta prekiavo milijonierius Romas Marcinkevičius. Tai vienintelis būdas, iš ko galima buvo stipriai pralopti, tai buvo Mažeikių nafta. Ir tikrai nepriklausomybės bent jau pirmajame dešimtmetyje arba pirmojo dešimtmečio pradžioje, maždaug nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų metų, kažkurį laiką princų grupuotė kontroliavo Mažeikių naftą. Kaip kontroliavo? Tai yra, nei vienas sandoris benzino pardavimo nevykdavo be jų žinios. Šiauliečiai rūpinosi verslininko Romo Marcinkevičiaus naftos cisternų apsaugą, o verslininkas jiems atsilygindavo. Ir atsilygindavo, ir pašlovindavo. Ir padovanojo Marcinkevičius savo partneriams Baraniui, Staloniai, Žemaitukui ir Amerikonui sportinius automobilius Mitsubishi 3000 GT. Tais laikais šie automobiliai prilygo kosminiams laivams. Europoje tokių gražuolių buvo vienetai. Aš noriu, kad jūs kitais metais važinėtumėt kiekvienas su Ferrari. Už tai išgėsim. Ir reikės dainą Polną.
Baranis ir jo bendrai paliko patvoriuose voliotis naujas Opel Kalibras, Žiguliukus ir ėmė raižyti miesto gatves namo vertės automobiliais. Šį stebuklingą akį rėžiantį vaizdą prisimena tuometinis moksleivis Andrius Čedžius. Kuomet dar visi važinėjo sovietiniais automobiliais, Žiguliais ir Maskvyčiais ir Volgomis, 4 princų gaujos nariai, 4 princai taip vadinami, važinėjo po Šiaulius ir Šiaulių apskritį su naujutėlaičiais Mitsubishi 3000 GT modeliais. Tai aš asmeniškai jaučiaus, kad į Šiaulius nusileido 4 kosminiai laivai. Kadangi prie tokių kosminių laivų netiko Šiaulių berniukam įprasta kovinė sportininko uniforma su 3 poloskim, vyrai įšoko į kostiumus. Ir kai šitai pasipuošė išsilaipino prie miesto centre stovinčio gaidžio, miesto merginos aiktelėjo. Tai pasakų princai. Taip Baranio ir Stalonės gauja tapo visoje Lietuvoje žinoma nusikalstama princų grupuote. Tas vyras, kuris finansiškai yra stabiliai apsirūpinęs ir gali aprūpinti moterį, tai visą laiką atsiranda moterų, kurios eina lengviausių kelių ir bando susirasti savo patogų ir gerą gyvenimą. Šiaulių princams merginų dėmesio netrūko. Į gaujos suėjimus visuomet buvo kviečiamos elitinės prostitutės. Pasirengusios darbui bet kurią akimirką be apatinių kelnaičių. Vladas Baranauskas svečiams paaiškindavo, kad norintys bet kuriuo metu gali pasigirgždinti su patikusia mergina ar mergina su patikusiu vaikinu. Žodis gėjus Šiauliuose niekada neegzistavo. Yra vyrų, kurie gali šiandieną aprūpinti moteris. Jūs moteris nepamirškite, kad taip, kad ir jūs galite aprūpinti vyrus, taip ir mes galime iš vyrų pusės aprūpinti moteris. Šiandieną akivaizdžiai yra parodyta, skelbiama, kad prašau, kreipkitės, kam reikia. Prašau, neminėsiu nieko. Šiaulių princai savo moteris labai mylėjo ir gerbė. Jas automobiliais vežiodavo asmeniniai vairuotojai. Į balius gražiausios Šiaulių gražuolės atvykdavo išpuoštos nelyginant princesės. Tais laikais itin madingos buvo koduotos šukuosenos, kaspinėliu surišti plaukai, tiulinėmis užuolaidomis padabintos suknelės, raudonu makiažu paryškinti žandukai ir papūstos lūpytės. Tačiau gražesnių už Šiaulių princų Vadeivos žmoną Kristiną negalėjo būti. Ekspertų teigimu, princų moterys rengėsi ne prasčiau nei tuo metu populiariausių televizijos serialo Santa Barbara herojės. Pats didžiausias merginų numylėtinis buvo Šiaulių princas Vidmantas Kavaliukas pravarde Amerikonas. Vyras pirmasis Šiauliuose sovietmečiu įsigijo vadinamąjį videką, todėl į savo namus kviesdavo merginas ir kartu su jomis žiūrėdavo anuomet uždraustus erotinius filmus. Manoma, kad po peržiūrų filmų scenarijus Amerikonas stengiasi pakartoti su viešniomis. Merginas, su kuriomis permiegodavo, Kavaliukas registruodavo specialiame pamylėtų moterų apskaitos žurnale. Kai policija Amerikoną sulaikė įtariant studentės išprievartavimų, jo namuose buvo rastas žiniaraštis, kuriame užregistruotos net 300 Amerikono pamylėtų merginų. Jų vardai, pavardės, asmens kodai ir kiti duomenys. Šiaulių princai tuo metu savo kišenėje turėjo ne tik pinigų, bet ir valdžią, tiesioginė šio žodžio prasme. Princams pataikavo ne tik gaujos nariai, bet ir valdininkai. Vladas Baranauskas pravarde Baranis buvo viešai vadinamas Šiaulių miesto meru. Dabar kalbės miesto meras Vladas Baranauskas. Mane jūs pristatė kaip miesto merą. Būkite laimingi, mėly draugai. Šiaulių princai kontroliavo pagrindinės Šiaurės Lietuvos verslo šakas. Pagrindinis didžiųjų miesto įmonių vadovų uždavinys buvo aprūpinti gaują būtiniausiais maisto produktais, ypač deficitiniais. Tiksliau, yra miesto kombinato direktorius pavaduotojas Lešinskas Rolandas. Dėka Rolando. Lešinskas yra visų vagių sutilionas. Vlado Baranausko Baranio garbei puotų metu buvo dainuojamos šlovinimo giesmės odės. Labai
Netrukus Šiaulių princai ėmė plėsti įtaką Šiaurės Lietuvoje. Prasidėjo konkurencija su Kauno daktarais. Pradžioje taiki. Princų šokiravo žinia, sužinojus, jog Henrikas daktaras Užliedžiuose statosi į Disneylandą panašią pilaitę. Negalima buvo atsilikti nė per žingsnį ir Šiaulių princai ėmė lipdyti savo pilis. Štai kaip šiandien atrodo policijos sulaikyto princo Vlado Baranausko rūmai. Didžiulis kiemas, gynybinis bokštas, 3 metrų aukščio tvora, apkabinėta vaizdo stebėjimo kameromis. Dar didesnį rūmą išsipyškino Vladas Stanaitis. Stalonė buvo gaujos smegenys, todėl jo namas panašus į Jungtinių Amerikos valstijų gynybos štabą Pentagone. 5 metrų aukščio mūrinė gynybinė siena iki šiol slepia tai, kas vyksta princo rezidencijos viduje. Pasistačius pilis, konkurencija su daktarais tęsėsi. Prasidėjo susirėmimai. Jie vyko neutralioje teritorijoje – Palangoje. Kai princų gaujos narys gaudavo į galvą nuo daktarinių arba drįsdavo kabinti jų panas, princai sėsdavo į savo prabangius bolidus ir užtvėrę abi dvipusio eismo juostas rūkdavo į Palangą dubasintis su kauniečiais. Tokių pogromų bijodavo ne tik eiliniai žmonės, bet ir policija. Negalima pasakyti, kad Šiaulių miesto pareigūnai nedirbo arba dirbo blogai, arba nesistengė dirbti, arba buvo parsidavę nusikaltėliams, kaip kitą kartą mėgstama tai paaiškinti. Nenuvertinčiau vien tik tai Šiaulių teisės saugos. Visur gaujos darė, ką norėjo, nes buvo toks laikmetis, kai valdė tie, kas turėjo daugiau pinigų, o aišku, nusikalstamų būdų buvo galima įgyti didžiulius pinigus. Kalbama, jog tuometinis Šiaulių policijos vadovas taip išsigando kruvinų susirėmimų grėsmės, jog ėmė princų maldauti nutraukti karą su daktarais. Pasijutę kone visos Lietuvos valdovais, princai nuvyko į Palangą. Basanavičiaus alėjoje išmalė keletą atsitiktinių praeivių dantų ir patenkinti sugrįžo namo. O baranis viešai ėmė tyčiotis iš policijos pareigūnų. Vaikštom su plasmasinėmis galvomis. Žmonės, jie vaidina, kad jie yra galiūnai. Kai Šiaulių princams nusilenkdavo miesto verslininkai, valdininkai ir policijos vadai, Vladą Baranauską ištikdavo gerumo priepuoliai. Kalbama, jog vieną vakarą baranis pasėmė dolerių prištabeliuotą maišą, persimetė jį per petį ir išėjo pasivaikščioti po miestą. Vladas Baranauskas, eidamas Šiaulių miesto bulvaru, pasiėmęs maišą su pinigais, tiesiog mėtė pinigus ir sakė, turėkite. Jeigu vargingai gyvena, tai aš jums duosiu pinigų. Buvo toks atvejis. Veikiai princų gaujos siautėjimas tapo nepakeliamas. Reketuojami verslininkai ėmė vienytis ir samdytis apsaugą. Šiaulių princams buvo paskelbtas karas. Verslininkai pasamdė žudiką, turėjusi nušauti Vladą Baranauską. Vėlų žiemos vakarą prie grįžtančio namo baranio priėjo vyriškis ir šovė jam į nugarą. Sportininkui tai prilygo musės įkandimui. Baranis griebė žudiką ir ėmė lupti jam akis. Žudikas išdavė užsakovą ir prisipažino, kad už baranio galvą jam sumokėta 50 000. Daug incidentų, kiek žinom, kiek yra atvejų, kada buvo pasikėsinta arba į Vladą Baranauską, arba jis yra buvęs ir sumuštas. Tai tokie, taip sakant, natūralūs gaujų santykių aiškinimaisi. 1997-ieji laikomi princų gaujos klestėjimo pabaiga. Konkuruojančios gaujos ėmė naikinti princus tiesioginę šio žodžio prasme. Be žinios dingo baranio artimiausias bičiulis Vladislavas Šiaulys Žemaitukas. 1990-aisiais sausį savo automobilyje susprogdintas Stalonės brolis Rolandas Stanaitis, pravardė Rulis, princų puotose taškęsis pinigais ir demonstravęs paklusnumą gaujos vadui. Gal kad nors gyvenime bus sunku, mes visada padėsime. Aš noriu išgerti už tai, kad nebūtų jokių piktumų tarp mūsų. Į šiuos Stalonės brolio žodžius baranis atsakė stikliuko sudaužymu. Tai turėjo būti laimės ir sėkmės ženklas.
Stalonės brolio laidotuvės nusikaltėliai pavertė jėgos demonstravimo akciją. Į Šiaulius suvažiavo beveik visų Lietuvos nusikalstamų gaujų atstovai – daktarai, tulpiniai, princai ir surengė iškilmingą laidotuvių ceremoniją. Laidotuvių kotedžas nusidriekė keletą kilometrų. Jo laidotuvėse dalyvavo daug žinomų nusikaltėlių ar tai vadinamų nusikalstamo pasaulio autoritetų iš kitų Lietuvos miestų. Tai rodo tikrai tam tikras sąsajas ir jų tokiam kasdieniam gyvenime ir, aišku, nusikalstamoje veikloje. Po 4 metų per Kalėdas prie namų iš granatsvaidžio nušautas ir Stalonės bičiulis Gitanas Rasiulis. Žudikas į princą šovė, kai šis visureigiu grįžo namo. O dar po 1,5 metų 2005 kovą buvo nužudytas amerikonas. Pistoletu ginkluotas samdomas žudikas jo patikojo grįžtančio namo ir paleido kelis šūvius į princų gaujos narį. Nė viena iš šių žmogžudysčių nebuvo atskleista. Subadytas peiliu iki šiol kulką prie stuburo nešiojantis Vladas Baranauskas tapo policijos taikiniu. Baranis ėmė išgerinėti, demonstruotis viešumoje ir savotiškai reikšti savo požiūrį į policijos pareigūnų veiksmus. Kiek aš turėjau dolerių? $800. Kiek aš padau tiem $100. Nu, paiksluokit mano subinę. Iš visų Šiaulių princų vadeivų laisvėje liko vienintelis Vladas Stanaitis Stalonė. Jis yra paslaptingo verslo atstovas, kaip teigia šiaulietis Andrius Šedžius, iki šiol nepraradęs autoriteto. Jie savo autoritetą iki šiol yra išlaikę ir savo įtaką jie turi. Aš tuo net nebejoju. Galbūt kažkokią dalį įtakos yra praradęs Vladas Baranauskas. Štai kaip baigėsi princų grupuotės klestėjimo era ir romantizmas. Tokia mafija, kokią įsivaizdavo pirmųjų nepriklausomybės metų agresyvūs sportiški jaunuoliai, egzistuoja tik filmuose. Ten Rembo nesunaikinamas.